Tai tokį labai greitą, trumpą updeitą pasidarykim, ar ne, kad esam dabar 3 pozicijose: Ethereumo šortas, Bitcoino šortas ir naftos longas labai irgi gražus. Tai jau iš anksčiau aš buvau kalbėjęs apie šitos treidus tiek Discorde, tiek YouTube'ej. Visi setapai buvo į priekį duoti. Pavyzdžiui, naftos setapas buvo duotas jau 17 ar ne dieną, dar prieš 17 dieną kalbėjau apie šitą setapą, tai čia pasiruošimo galėjo būt N kartų ir iš karto irgi paskelbiau, kada ar ne į treidą įėjau, rezultatai, take profitai, kur dėti ar ne stop lossą, dažniausiai po paskutiniuoju low, o kai jau po truputėlį kylam, jį perkelti arčiau entrio ir po to virš entrio. Tai viskas šitoje vietoje labai paprasta ir Bitcoino setapų pasidalinau ir Ethereumo. Realiai ant Ethereumo mes gavom didžiausią confirmationą, tai šitoj vietoj būtent buvo Open Interest divas, kuris buvo ant Ethereumo ir Solanos. Ant Bitcoino nebuvo, bet tai davė irgi ženklą, kad turėsim ir silpnumą Bitcoine. Tai tik į Bitcoiną aš jau truputėlį vėliau įlindau. Tai va, bet visi treidai labai gražus, viskas liuks ir dabar toliau greitai prasieikim chartus. Tai USDT dominance pagaliau mes padarėm naują low, išėmėm šitoj zonai. Nuo šitos demand zonos mes galėjom, kai mes jau sugrįžinėjom drąsiai lysti, ar ne, į shortus. Super tiesiog. Tiesiog, kaip gali būti lengviau, tai čia ir būtent buvo. Tai va, ir panašu, kad mes gavom Model 1 šitoj vietoj ir net 3 stepai ir viens už kitą žemesni ir tada bouncinam. Tai va, tai kol kas taip viskas ir pasilieka. Kaip va, ant Bitcoino mes negavom divo, bet po truputėlį į apačią žygiuojam ir šitoj vietoj reiktų pasidaryti vėl range'ą. Visą šitą mes galim pasišalinti. Mum yra nereikalinga. Ir realiai nuo šitos vietos. Jau po truputėlį pereinam į tą žemesnę 25 procentilę. Jeigu kažkokį tai retracementą gautumėm, ar tai į FEG zoną, ar nuo artimiausios supply zonas, tikrai mėginčiau dar įlysti į poziciją, jeigu nebūčiau, į papildomą shortą. Tai jeigu nesate, tai vat galėtų kažkas atrodyti štai taip. Ar ne? Bet tik su konfirmacijomis, tik su geromis zonomis ir su geru risk to reward. Tai vat. Ethereumas, lygiai taip pat kaip Bitcoinas. Lygiai taip pat kaip Bitcoinas. Čia mums reiktų prasitrinti viską. Tai vat. Po to pasižiūrėsim. Jo, esam irgi toj 25 procentilėj dar. Solana. Solana tai iš tikrųjų turėjo patį geriausią divą, kuris buvo aiškiausias. Kaina darė naują high, Open Interest visiškai to nedarė, kritimas buvo visiškai numatomas virš mūsų supply zoną. Pirmas break-up structure į apačią ir važiuoja. Nafta. Belė kiek laiko šitą zoną buvau jums rodęs. Ta prasme, čia turėjo būti jūsų lengviausias treidas ever. Šitas shortas irgi. Priekį buvo duotas, kol kas palikim šitą zoną. Treidinam ar ne 25 procentilės. Nežinau, ką daugiau ir pakomentuoti, lengviausi treidai gyvenime čia. Setapai duoti į priekį, pasiruošimas duotas į priekį. Nėra ką daugiau ir veikti. Artimiausia aukso zona, kur ieškočiau entrio. Sidabras toliau nestabdo, varo į viršų, tai čia jau pavėluota ir esam vidury range'o prie equilibrium, tai neverta. Euro USD, gražus shortas nuo šitos zonos. Jie aš neįlindau, tačiau zonas dabar tikrinam, stebim ar ne, ir po truputėlį pradėsim aktyviai treidinti. Gerai. Ir viskas.
Ir viskas. Kaip visada, pagrindiniai mano sitėjai, jeigu norit prie mūsų prisijungti, prie Discordo, gauti visus etapus, užsukite į oskarstrading.lt, spaudžiate įsigyti narystę ir bam, kad ir pigiausiai įsigijat ir važiuojam ir darbuojamės kartu, ar ne? Visus nuorodos kiekvienam video bio, tiek Telegramas, tiek Instagramas, jeigu norit susikontaktuoti, parašyti, yra Oskaras Trading puslapis, yra Discord narystės gidas, ant jo paspaudžiat ir yra tiesiog pilnas video, ką gaunat prisijungus. Norit trading per geriausią šiuo metu programėlę su geriausiais mokesčiais, jokių tapatybės tvirtinimų, didžiausi leverage, vėl Vexas, irgi štai čia registracija Vex ir jūsų taip nepaliekam, gaunat ir Vex gidą, tai reiškia nuo A iki Z, kaip reikia įsidėti kapitalo, kaip reikia tradinti, trade istoriją peržiūrėti, jeigu esat naujokai, visiškai čia. Viskas labai easy, taip pat ir Bitonix ir Bybit, jeigu naudojat. Kas dar? Dar vienas žmogus prisijungė prie mūsų masterclass, tai čia yra masterclass info, tai yra live gyvi mokymai, kuriuos aš darysiu, jeigu toks dalykas jūs domina, norit išmokti mano strategijos, tai Entry masterclass 8 savaitės bus skiriamos tam, pradėsim už savaitės 2 gyvi mokymai, struktūra, entry, execution. Tai bus gyvi mokymai, gali štai čia susistabdyti, peržiūrėti visą info po truputėlį. Kaina pirmam ciklui 500, vietų skaičius. Dabar kaip tik vienas žmogus parašė dar, tai liko 4 vietos. Tai šitoje vietoje ir buvo likusios 5, liko 4. Tai sakau, jeigu norit, susistabdykit video, šitose vietose persiskaitykit ir jeigu yra tai kažkas, kur nori dalyvauti, tai irgi galit parašyti per arba Telegramą, arba Instagramą ir parašykit man tiesiog, kad domina masterclass arba kad domina live mokymai. Kas dar? Žvėriškai su botu dirbam. Jeigu nematėt, kaip vyksta challenge'as nuo 1000 iki 100 000, tai yra štai čia mūsų kanale, pasižiūrėkit paskutinio video. Toliau challenge'as gerai eina. Ir 5000 kapitalą jau turim, pradėjom, kiek prisimenat, pradėjom vasario 1, tai dabar yra 3 mėnuo, pradėjom su 1000. Visą istoriją irgi treidų gali štai čia peržiūrėti. Ir karo, man atrodo, viskas taip kaip žirnius išbėriau ir viskas, man atrodo. Tai artimiausias dienas nežinau, ar pavyks prisėsti prie kompo, nes truputėlį turim išvažiuoti. Tai pažiūrėsiu šį visą įrangą, pasimsiu, tiesiog bus labai daug veiksmo, tai jeigu ką susitiksim po poros dienų, jeigu taip jau viskas bus gerai, tai gal ir spėsiu kokį video įkelti, bet mūsų nariai Discord'e kaip ir visada bus patys pirmieji visas naujienas, visas etapus, signalus, challenge update'us ir visa kita, ar ne? Tai šiam kartui tiek, ačiū iš dėmesį ir susimatysim artimiausiu metu.